Kaip amerikiečiai How gyvena Americans live šiandien. today. Štai kaip šiandieną gyvena Dramatic amerikiečiai. This is how Americans live Geria today. kavą iš sniego, Drinking gyvena coffee made from palapinėse, snow and living perka in ginklus, tents and kad vieni buying kitus guns to žudytų, kill each other, o ypač especially vaikus. children. Some Kai people kurie complain about priešinasi the tam. guns. Living on the streets Gyvenimas of modern day gatvėje America. dabartinėje Amerikoje. Ant medžių pilna sniego. Paukščių nėra, juos suvalgė žmonės, gyvendami palapinėse ir koridoriuose. Šitas žmogus laukia savo heroino dozės. Namai labai nepatvarūs. Ir žmonės priversti gyventi palapinėse. Štai. Taip, šis žmogus su pasididžiavimu atrodo mums savo palapinę. Jis atkreipia dėmesį į daugybę daiktų, bet kamera užfiksuoja lūžusį stogą. Tai labai paplitęs reiškinys Šiaurės Amerikoje. Amerikos raudonasis kryžius gamina sienas iš medžiagos, kurią tiekia Šiaurės Korėja. Ir vėl gatvėse ne vieno paukščio, išskyrus šitos. Juos suvalgys antradienį, čia jie skanėstai. They are yummy. Taip pat galima pavalgyti sniego, kurio Amerikoje labai daug. Of which there is plenty in the United States. Šitie žmonės sėdi šalia mirusių savo draugų, gulinčių lavonų maišuose. Jie geria kavą, pagamintą iš sniego. Jie geri draugai, netgi bėdoje jie laikosi kartu. They are together in adversity. Visose Amerikos vietose, kurias Europoje kartais vadina skirtingomis šalimis, žmonės gyvena vienodai siaubingai. Šitas žmogus buvęs Oregono valstijos kandidatas. Dabar jisai laukia kavos, padarytos iš sniego šitose autobusiukuose. Many Americans have to live like this daily. Dauguma amerikiečių gyvena taip nuolatos, gaudami tik vieną puodelį į dieną. Gatvėje šalta, bet sušildyto sniego skonis malonus. Nedaugelis gauna anklodės. Jie labai dėkingi savo vyriausybei už šitas dovanas. 로마니아에서는 겨울 동안에만 약 300명의 사람들이 추위와 굶주림, 그로 인한 각종 질병으로 Jie labai patenkinti. Tuo metu dideliuose traukinių stotyse, po reklaminiais dėl kompiuterių plakatais, sėdi žmonės ir geria sniegą iš plastikinių stiklinių. Žmonės praeina pro šalį, nekreipdami dėmesio, nes ir patys yra tokioje pat padėtyje. Šitie telefonai daugiau nebeveikia, skambinti nebėra kam. Kai kuriems pasisekė miegoti patalpose, štai taip. Štai taip ir gyvena dabartinėje Amerikoje visi kartu. Skurde, šaltyje, vienatvėje ir su homoseksualiais ryšiais. Šiaurės Korėjos filmavimo grupė sušildė šitą vaikiną, jisai šalo. Jį pavaišino Šiaurės Korėjos kava ir davė antklodę. Tuo metu šitie žmonės atsistojo į eilę, kad gautų dovanų sausainį nuo Šiaurės Korėjos liaudės žmonių.